kaip žinot, bendradarbiauju su šeim parduotuvė ir jau antrą kartą turiu progą įsirinkti produktus iš jų parduotuvės ir atidaryti juos jums prieš kamerą. Šį kartą iš ten nusisakiau 6 drabužius ir jie atėjo štai tokiam siuntiniai, bet žinoma, palyginus su tą dalim kantrybės, kur yra pas mane likus, tiesą sakant, jos yra likusios labai mažai, todėl siuntinys dabar atrodo jau štai taip. Bet noriu pasakyti jums tai, kad dar vis tiek kažkiek kantrybės yra likę, tai aš praprašiau patį siuntinį, išpakavau vieną rūbą, bet kitų nepakavau ir netidariau ir tą padarysiu su jumis. Tas rūbas, kurį jau išpakavau, tai yra būtent ši braletė ir aš užsisakiau ją juodą, yra dar ir balta spalva. Ir kodėl aš jums jos nerodysiu prieš kamerą, tai nes, baltos braletės turi pakėtinimą juodos, ne, bet aš su tą juodą vaikštau jau mokyklai ir šiaip lauke ir namie jau gal kokias 3 ar 4 dienas. Ir man tai labai patinka, tiesą sakant, su ją esu dabar. Ir jo šleikutės yra tokios kaip virvutės, tai jos tikrai nenutrūks ir viską labai gerai palaiko, tai tas man žiauriai patinka. O dabar apie tai, ko aš dar nesimatavau. Šeino puslapį buvau radusi labai gražų kostiumėlį, bet karočią ten buvo parašyta, kad jo visos dalys jau yra išparduotos, bet aš pagalvojau, gal dar tipo kokiu nors magišku būdu dar yra kur nors koks vienas sandėly lygęs, tai vis tiek nusiunčiau jam tą ir parašiau, tipo, jeigu kažkas bus tipo jau išparduota, tada įdėkit man paltą. Tai panašu, kad buvo išparduota, nes visgi gavau palto, ne tą kostiumėlį. Labai keista medžiaga. Šitas paltas atrodo štai taip ir tiesą sakant, kas man jame nepatinka, tai medžiaga nėra tokia labai maloni lietimui, jinai kažkiek vienu metu ir švelni ir šiurkšti yra, tai tas nėra visiškai malonu ir dar kame yra esmė, kad medžiaga kaip paltui yra šiek tiek per lengva ir jinai taip gražiai nesukrenta, todėl gale dar šiek tiek stovi. Nu, aš jau pasitaisiau, bet kai tik užsidėjau, man gale tiesiog va tai viskas stovėjo. Bet šiaip, jeigu neliečiant medžiagos ir nekreipiant dėmesį į tai, kad medžiaga yra kiek per lengva paltui, nes va, pažiūrėkit, kaip viskas stovi. Tai, palaukit, reikia dabar sugalvoti savo nuomonę apie šitą dalyką. Man patinka pats palto dizainas ir spalva, tačiau medžiaga nelabai man patinka, tai sakykim, iš 10 kažkur 7, 8. Ir sekantis dalykas, ką matuosimės, tai yra šitas megztinis ir tiesą sakant, kai nuėjau į Šeino internetinio puslapio parduotuvę ir ten pamačiau, kad yra šitas megztinis, tai buvo pats pirmas dalykas, kurį įsidėjau į krepšelį ir 100% žinau, kad jisai ten ir liks, nes man žiauriai pats patinka stilius šito megztinio, kad tokios ryškios spalvos ir aš pasiėmiau šito megztinio patį didžiausią galimą dydį ir jisai yra XXL ir labai tikiuosi, kad aš šį vasarą galėsiu tiesiog nešioti kaip suknelę. Nu ir dabar expectations vs reality. Šitas megztinis nėra storos medžiagos, kaip įprastai būna kiti megztiniai, tai manau, kokį vėsesnį vasaros vakarą su juo būtų tikrai šalta. Ilgis, nenuvylė, visgi čia yra XXL, o ne XXXXL, kad būtų galima nešioti kaip suknelę, bet manau vis tiek po apačia užsidėjus šortus vasarą nešiosiu kaip suknelę. Medžiaga yra šiek tiek slidi, spalvos yra žiauriai ryškios, todėl manau, kad net per kamerą nesimatom, kiek spalvos yra ryškios, bet žodžiu, kad šitas megztinis man labai patinka, tai yra labai tiesa, nes 11 iš 10 duodu. Toliau į trasą eina... Jo. Tai, užsisakant šitą kostiumėlį, pabandžiau šiek tiek išeiti savo komforto zonos ir dabar truputį pasigailėjau, nes aš labai retai kada nešioju šortus, nes man tiesiog labai sunku rasti šortai, kurie man tinka ir čia setas kartu su maike ir su šortais. Bet taip pagalvojau, kad reikia pabandyti kažką naujo ir tai dabar ir padarysiu ir net nežinau, kaip tai gavosi. Pirmas dalykas, kurį labiausiai noriu padaryti, tai pažiūrėti, ar medžiaga nepersišviečia. O, ne? Bent tiek. Atrodo labai kažkaip ne taip, kaip turėtų atrodyti iš nuotraukos. Čia turėtų būti šortai ir crop topas ir kame yra esmė, kad šitas yra tikrai per didelis. Aš jau šleikutės susitraukiau iki pusės ir man vis tiek čia daug, čia per ilgas. Kadangi nemėgstu labai aptemptų šortų, tai manau, kad šortai yra tokie dideli, nieko tokio. Bet jeigu jūs tikitės panos, kad užsidėjus šitą kostiumėlį su papa ir šikna tiesiog popins, tai taip nebus. Bet jo, man visai patinka, medžiaga irgi yra maloni, tik sakau, aš turbūt greičiausiai pasisiūsiu šiek tiek čia ir va čia susimažinsiu ir tada va taip pavasarį nešiosiu. Atsimenat mano sėkmingą istoriją su kelnėm, kurias susisakiau iš Šeino per praeitą video?
Tai aš nepasimokau ir vėl susakiau kelnes. Bet šį kartą pasiėmiau ne S dydį, nes jau visi puikiai žinome, kad aš nesu S dydžio po praeito video. Šį kartą pasiėmiau M. Ir čia yra labai paprastos juodos kelnes su balta juostelė šone. Medžiaga, liemuo, viskas yra čiki-piki, bet kažkas yra tiesiog netaip su klynu, nes jeigu aš laikau va šitoj va vietoj kelnes, klynas kaba, ir tada, nu, viskas kaip ir normaliai atrodo, bet tada kelnes būna šiek tiek ilgesnės ir jas reiktų pasiraitot. O jeigu aš jas pasikeliu aukščiau, kad klynas nekabėtų, tada čia prisidaro visokių linijų ir atrodo žiauriai nekaip. Ir vis tiek kabo biški. Šitom kelniam taip pat kaip ir paltui duočiau kažkur 7-8 iš 10, bet aš nesigailiu, kad jas susisakiau, bet žinant, kaip jas dabar atrodo manęs, kitą kartą neužsisakinėčiau, bet nesigailiu. Tai nežinau, gal reikėjo tiesiog geriau dydį išsirinkti, nes visi puikiai žinome, kad aš testovoku puikiai susimalau. Ir paskutinis šiandienos dalykas, prieš kurį atidarant aš tiesiog švento Dievo paprašysiu, kad man viskas tiesiog puikiai tiktų, tai yra šitas setas, viršus ir treninginės kelnes. Ir aš ir prieš tai buvau užsisakius setą, bet man jisai netiko, nes, kaip minėjau, blogai įsirinkau dydžius. Ir čia viską apsimatavau centimetras per centimetrą, milimetras per milimetrą ir tikiuosi, kad viskai puikiai tiks. Net nereikia galvoti, šitam kostiumėliui eina iš karto 1 taškų iš 10. Medžiaga nepermatoma, pečius irgi puikiai laiko, nes gumytė čia yra rankovės irgi žiauriai gerai aptemptos. Kelnes aukštų liemenių, dar čia ir diržiukas yra. Jos yra laisvos, bet ne per daug laisvos, kad atrodytų negražiai. Irgi triusikų linijos niekas nepersimato, galai irgi yra gražiai sutraukti. Žinot, kokios čia kojinės, dabar pažiūrėsime, ar žiūrit mano senesnius video vlogus, nu? Kokios čia kojinės aš klausau. Pusė iš jų pasakėt gerai, pusė iš jūsų pasakėt blogai. Tai tie, kurie pasakėt gerai, šaunuoliai, o tie, kurie nežinot, tai Feedbytes. Eikit, pažiūrėkit mano ankstesnį vlogą ir pačekinkit linką apačioj po senų video, nes ten, žinokit, gerų kojinių linkas. Ir plus šito kostiumėlio spalvų parduotuvai buvo gal virš 12 kokių spalvų įvairiausių, kokių tik galite įsivaizduoti. Ir dėl to aš labai ilgai ištrukau, kol išsirinkau būtent šio kostiumėlio spalvą. Ir galų galiausiai net pati nesugebėjau apsispręsti, tai tiesiog mečiau žaidimo kauliuką ir papostinau Instagramo story, kad man žaidimo kauliukas išmetė, kad pasiimčiau šitą spalvą. Tai ir pasimėjau. Ir manau, kad tikrai nei kiek kauliukas man nesumelavo, nes įsivaizduokit vasarą, kai dar bus šiek tiek įdegęs kūnas, kaip turėtų gerai atrodyti raudonas spalva. Tai šiandien pirkinių išeino tiek ir viską apibendrinus. Kelnes čiųjų truputį prašojau pati su dydžiu, bet nesu tikra, nes ties klynų ten labai viskas keistai atrodo, tai gal net pats pasiuvimas yra įdomus. Su kostiumėliu irgi, manau, prašojau su dydžiu, nes biški ir šortai yra didesni, bet aš tam neprieštarauju ir maikė yra šiek tiek per didelė. Apie paltą situaciją irgi matėt, nepaisant to, kad man patinka jo pats pasiuvimas, tačiau medžiaga irgi yra kažkokia netokia. O megztinis ir kostiumėlis, tai Max labai patinka ir labai džiaugiuosi ir tikrai mane pamatysit daug juos nešiojant ir įtariu, kad netgi ir toj mokyklą pasirodysiu arba su tom kelnim, arba su tom megztiniu. O vasarą, brolyti, mano šventas. Nematysit manęs be šito kostiumėlio. Tai tik noriu pasakyti, kad visų drabužių linkus rasit apačioj aprašyme, taip pat ten rasit mano nuolaidos kodą, su kuriuo jūs galite apsišopinti šiandien parduotuvėj pigiau. Taip pat šiandien šatautę gauna Skaistė. Ačiū, kad esi su manim ir kad mane palaikai. Bėkite parodyti tiek pat meilės, kiek jinai parodė ir man. Ir jeigu ir tu sekančią mano video vlogą nori gauti šatautę, įsitikink, kad esi, tikrai popink mano Instagramo notificationuose. O dabar, ir ate. Gvidai, su kuo kalbi? Ką tu darai? Neišpuoši manęs!